Šiuolaikinėje visuomenėje labai svarbu išmokti surasti, suvokti ir tinkamai apdoroti reikiamą informaciją, o tam reikalingi įgūdžiai ir priemonės. Pirmuosius darbo su informacija įgūdžius formuoja mokykla ir ypač jos biblioteka. Kuo daugiau Lietuvos mokyklų bibliotekų paversti šiuolaikiškais informaciniais centrais padės 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų remiamas projektas Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas. Projekte dalyvaus 240 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų ir visoms joms bus nupirkta po vieną įrangos ir baldų komplektą bei papildoma įranga ir baldai, kurių poreikis bus identifikuotas naudojant virtualią užsakomų prekių sistemą. Įgyvendinus projektą bus sukurta ir atnaujinta mokyklų bibliotekų struktūra, pagerinta mokyklos bendruomeniai teikiamų paslaugų kokybė, užtikrintos geresnės mokymo ir mokymosi sąlygos, nes bus daugiau naudojamasi šiuolaikinių technologijų kuriamomis galimybėmis. Tai puikia galimybė prikelti mokyklų bibliotekas. Nauji modernūs baldai, kompiuterinė įranga, patraukli aplinka skatins moksleivius dažniau lankytis bibliotekoje, mokytis, ieškoti informacijos ar tiesiog pailsėti per pertrauką jaukiame kampelyje su žurnalu ar laikraščiu rankose. Bibliotekos vadovės teigimu tai ko gero pirmas projektas skirtas tik mokyklų bibliotekoms, kurios tiek savo infrastruktūra, tiek aprūpinimu literatūra yra gerokai labiau nuskriaustos už viešąsias ar aukštųjų mokyklų bibliotekas. Dabar galėsime koja kojon žengti su laiku ir tapti tikru informacijos centru. Mokyklos bibliotekoje lankytojų nestinga ir dabar, tačiau visų jų lūkesčių ji kol kas negali patenkinti. Visi vaikai norėtų, ne tik aš, norėtų daugiau kompiuterių. Kad ne tik, čia dažniausiai mes ateinam darbo reikalais, ten projektų visokiausių. Tai tada, nes kartais sėdim ir yra daug vaikų eilėj, tai laukia. Projekto bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas įgyvendinimui numatoma skirti beveik 22,5 milijono litų, iš kurių daugiau kaip 19 milijonų litų yra 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų lėšos. Likusi dalis finansuojama iš Lietuvos biudžeto.